Sveiki, brangieji. Šiandieną padarysim video. Tokia įdomi tema, ar jūs turite slaptą gerbėją ir jeigu jisai yra, pabandysime pažiūrėti, kaip tas slaptas gerbėjas atrodo. Galbūt parodys jo charakteristiką arba galbūt netgi pamatysim kažkokias išvaizdos detalės. Tai tokia įdomi tema. Variantų šiandienai nebus, ta prasme vienas variantas bus, todėl pradžioje padarysiu signifikaciją ir jeigu jūs atpažinsite save, tuomet klausom toliau. Jeigu tai ne apie jūs, tai galite toliau neklausyti, uždaryti video ir laukti galbūt kitų video, kur labiau paliesime temas apie jūs. Kaip sakau, nereikia visko tempti ant savęs ir suprasti, kad tai yra bendri kortų skaitimai. Taigi, kol ruošiu kortų kaladę, aš priminsiu visiems, nes prieš tai esu įkėlusi video, kur paskelbiau visą gruodžio mėnesį iki gruodžio 31 dienos. Padariau nuolaidą 50% sielos formuliai, todėl labai rekomenduoju visiems pasinaudoti, kas dar neatradote savęs, kas ieškote atsakymų, kodėl kažkas gyvenime pasikartoja, kodėl kažkaip vyksta, kaip pas kitus, tarkim, nevyksta, ar ne, galbūt kažkokios tai tokios situacijos, kurios jūs kankina ir nerandate tam tikrų atsakymų. Galbūt netgi yra kažkokių problemų su sveikata, su partnerystė, karjeroje, galbūt aplamai dar nerealizavote savęs ir nežinote, kuria kryptim judėti, kur jūsų talentai, kur jūsų stiprios pusės, silpnos pusės, kaip reikia jas pradirbti. Tai tikrai visiems rekomenduoju. Primenu, tai tą 50% nuolaidą tik tai sielos formuliai, taro analizam, taro ten pas mane kainininkė yra pavieniai klausimai arba plati taro analizė, tam netaikau 50% nuolaidos, tik sielos formuliai žmonėm, kurie nori save atrasti arba rasti atitinkamus klausimus. Pažiūrim, ar čia filmuoja. Filmuoja. Žinote, pasitikrinu, kartais būna nutrūksta video. 50% nuolaida tik sielos formuliai žmonėm, kurie dar neatrado savęs, kurie ieško klausimų, galbūt nori labiau pažinti save. Taro nei analizam, nei pavieniam klausimam nuolaida netaikoma. Taigi visą gruodžio mėnesį iki gruodžio 31 dienos. Normali kaina sielos formulės yra 70 eurų pas mane. Taigi visą gruodžio mėnesį tik 35 eurai. Yra nuostabi kaina ir man atrodo, jinai labai yra nedidelė, palyginus kokią gaunate informaciją, galbūt kažkokius atsakymus, raktą į jūsų ateitį, į pradirbimą kažkokių galbūt neigiamų savybių, ar ne. Tai tikrai visiems rekomenduoju pasinaudoti tą progą. Gerai, kad labai plačiai neišsiplėsti, žiūrim jūsų signifikaciją. Ir jeigu save atpažįstate, jeigu tai apie jūs, tai tada klausom toliau. Kaip galima jūs apibūdinti? Pirmas dalykas, ką galiu pabrėžti, jūs esate arba ugnies stichijos. Ugninga stichija tai pas mus yra liūtai, avinai ir palaukit, kas dar? Liūtai, avinai ir
Nu, žinokit, iškrito iš galvos. Netaip dažnai aš tas sąsajas darau su konkrečiais zodiakais. Nu, padėkit man prisimint. Avinai, liūtai, šauliai. O, va. Jo. Taigi, čia gali būti didelė tikimybė mane žiūri tą ugnies stichiją. Arba šiam momentui, šiam laikotarpiui esate tokios energijos. Reiškia, kad jūs esate labiau ne apie galvoju, ne apie jaučiu, o apie imu ir darau. Čia yra ryškiai moteris. Jaučiasi temperamentas, jaučiasi charizma, jaučiasi va ta ugninga stichija. Imu, darau, kovoju, čia va tas toks, tokia eina energija, ar ne? Čia ne apie sėdžiu, galvoju ir nors pagal šią kortą, šiam momentui pas jūs gali būti kažkoks galbūt neilgas laikotarpis apatija, gali būti kažkoks tai nenoras, tai gali būti ir dėl oro, rudens, visada patariu išgerti kursą vitamino D, žinokit, tai padeda. Taip pat galbūt siūlyčiau pasitikrinti geležies kiekį organizme. Galbūt gali būti kokia nors anemija arba, tam vadinama mažakraujystė, ar ne, galbūt trūksta geležies. Tai tikrai rekomenduoju ir vėl grįšite prie savo ugningos, karingos stichijos. Tokioj moteriai rodo, kad yra viduje ir tokia, galėčiau sakyti, labiau užslėpta gili intuicija. Jūs galite jausti viską kitam plane, galite nujausti įvykius. Galbūt tie, kas jau darėsi sielos formulę, žino, galbūt pas jūs formulės centre yra stiprus mėnulis. Konkrečiai formulės centre, ne aplamai kitose orbitose, o centre jūs turite tą tokį polinkį ne tik į meditaciją kokią nors ar ne, bet ir į kartais, jeigu tai minuse pragyvenama, turite polinkį kokią nors irgi savigraužą, savianalizę, gali būti toks dalykas, bet jeigu minuse, jeigu pliuse, tai gali būti labiau pasireikšti kaip netgi pranašiški kažkokie tai ir sapnai, vaizdiniai gali ateiti į galvą, vieną dieną pagalvoju, kitą dieną įvyksta, gali būti tokia nuojauta. Moteris su pastiprinta nuojauta, lygiai taip pat gali būti, kad jau ilgą laiką domitės ezoterika, domitės astrologija, galbūt domitės taro, galbūt pati praktikuojate netgi tai. Tai yra į tai nurodymas. Ir dar rodoma, ar jum nešala rankos, kojos. Gali šalti šiam laikotarpiu rankos, kojos šaltesnės vakare būti. Einate miegoti, užsidėkite kraujotakai vilnonės kojinės prieš miegą. Čia toks patarimas būtų. Bet tas rankų kojų šalimas irgi dažnai, kaip ir minėjau, gali būti dėl geležies stokos. Tai siūlyčiau ir geležį pasitikrinti. Tikrai galbūt geležies reikėtų pagerti mėnesiuką kitą. Žiūrim, čia filmuoju. Gerai, toliau žiūrim, kaip dar jūs apibūdintų. Čia moteris tiesiog, kaip tai pavadint, paniškai, ne paniškai, nežinau, žinokit net kaip tą žodį parinkti, jūs tiesiog labai nemėgstate melo. Jūs turite stiprų teisingumo jausmą. Turite galbūt jūsų sielos formuliai labai daug planetų svarstyklėse.
Jūs galbūt va, tas balansas, mėgstate, pirmas dalykas, harmoniją, mėgstate lygybę ir labai nemėgstate nesažiningumo, žmonių, kurie apgaudinėja, kurie sukčiauja pas jūs, jum gali net kratyti nuo tokių žmonių, vat atrodo, negalite galbūt su jais bendrauti, kalbėti net nenorite. Nu, čia žodžiu, čia mane žiūrinčiųjų nemažai bus, tai nenoriu iš čia kiekvienam bandyti tikti, manau, išgirsite savo, ar ne, tai tiesiog moteris su stipriu teisingumo jausmu ir jinai paniškai nemėgsta melagių, apgavikų, už lygybę, už teisybę, lygiom dalim visko, ar ne. Aplamai iš savęs atrodo tokia nugalėtoja, kovotoja. Tai labai gali būti, kad ganėtinai lengvai, sakyčiau, pasiekėt savo tikslų. Na, tarkim, užsibrėžiu tikslą ir įgyvendinu. Ne po pusmečio, tai po metų. Noriu to, gausiu tą. Tai tas ryškiai jaučiasi. Jinai tokia nugalėtoja moteris. Jinai, žinot, kaip sako, vyžu celį. Net pripятствий. Tai, čia iš tos serijos. Matau tikslą ir nėra man jokių kliūčių. Tai nereiškia, kad visą gyvenimą taip einate, ar ne? Nes kai kurios kortos byloja, kad gali būti šiam laikotarpiu kažkokia apatija. Galbūt didžiąją gyvenimo dalį jūs buvote tokia. Siekėt savo tikslų, kovojate už tą vietą pasaulyje. Gerai, dar pažiūrim, dar jūs gal apibūdins. Jūs esate toks, galėčiau sakyti, žmogus transformatorius. Pas ką ateinate į gyvenimą, kas su jumis prie jūsų prisiliečia, kas su jumis susiduria, jų gyvenimai pasikeičia. Tai gali būti kaip į gerąją pusę, taip ir į blogąją pusę. Jeigu žmogus buvo jūsų atžvilgiu nesažiningas, apgaudinėjo, kažkaip bandė manipuliuoti jumis, tai jo gyvenimas gali kardinaliai pasikeisti į blogąją pusę. Krachas, tiesiog aukščiausios jėgos, toks jausmas už jūs padaro visą darbą, ar ne? Jums nieko pačiai nereikia daryti, nereikia net ir blogų žodžių prisiminti, bet tiesiog jūs galite iš šono jau stebėti kitą žmogų ir pagalvoti, iš tikrųjų, karma yra. Maždaug taip, žinot, jūs esate transformatorius. Žmogus, kuris atėjęs į kitų gyvenimus, pakeičia jos. Jeigu su jumis žmogus buvo sažiningas, buvo meilė, jisai žmogus lieka apdovanotas. Ir dažnu atveju tai būna netgi kažkoks sukaupimas pinigų. Tai gali būti pakilti, gali žmogus karjeroje, gali žmogus netgi iki tokio dalyko, kad laimėti loterijoje, gali gauti kažkokį geresnį kontraktą, geresnį darbą, geresnę galimybę, aplamai pasikelti, toks jausmas finansiškai. Jo, ką dar galėčiau pridurti? Galbūt jūs ir iš savęs, iš esmės esate moteris, kuri mėgsta stabilumą, nors ir jaučiasi kaip ir ugninga energija, jinai nėra labai apie tą kaupimą pinigų, bet galbūt kažkur turite savybę, galbūt pas jūs mėnulis ožiaragyje, arba, kažkaip galbūt pas jūs mėnulis yra žemiškose zodiako ženkluose ir yra tikimybė, kad jūs, žinote, kaip uždirbti pinigus ir žinote, kaip juos sukaupti. Dažnai ugninga stichija, jie labiau mėgsta leisti pinigus, bet pas jūs kažkaip balansuoja tą energiją tarp. Galbūt kartais leidžiate savo paišlaidauti, paskui galite save graužti ir galvoti, ar man čia to reikėjo. Bet
bet vėliau mokate uždirbti tos pinigus, atsidėti, galbūt vat, savo tikslams, savo tiem idėjom kažkokiem. Na, matau, kad tie pinigai pas jūs ateina. Nu, nėra taip, kad jūs nemokėtumėte, būtumėte finansiškai neraštingas žmogus. Matau, kad ateina tie pinigai ir mokate juos sukaupti. Gerai, galbūt dar kažką parodys. Dar ką galėčiau pridurti, galbūt netgi mėgstate pabūti vienumoje, galbūt užsiemate kažkokiom praktikom, galbūt kažkokiom jau meditacijom užsiemat, galbūt šiam laikotarpiu arba iš esmės mėgstat pabūti pati su savim savo mintise. Taip pat, ką tai dar gali byloti, jūsų gimimo data, tarkim, sudėjus gimimo dieną, tai kaip pavyzdys, koks nors ten, nežinau, 27 diena, ar ne? Tai čia yra 2 ir 7, tai yra 9, ar ne? Ir sudėjus skaitmenis, būtent 9, arba pavyzdžiui 18 diena, ar ne? Tai čia 1 ir 8 irgi yra 9. Žodžiu, sudėjus jūsų gimimo dieną, tik tai dieną iki vienaženklio skaičiaus, pas jūs gaunasi 9. Tai irgi apie tai gali byloti. Jeigu pas jūs sudėjus iki vienaženklio gaunasi 9, tai irgi yra tokia informacija jums skirta, sakyčiau, čia apie tokį žmogų. Gerai, daugiau gal nesiplėsim, manau, save atpažinote. Pažiūrėsim, ar jūsų aplinkoje, jūsų kažkur lauke, biolauke yra koks nors slaptas gerbėjas, ir jeigu jisai yra, norėtumėm pažiūrėti jo išvaizdą, jo charakteristiką. Nu, žiūrėkit, kaip įdomu, pats kaip personažas neišeina. Yra nurodymai, žinot, į tokią informaciją, kad pavyzdžiui, galėjo tas žmogus jum padėti arba jūs jam galėjote padėti. Tas žmogus taip pat galėjo kažkaip jūs įskaudinti. Galbūt kur nors, nežinau, kur tai bebūtų, gatvėje, darbe, artimoje aplinkoje galėjo kažkada jums pasakyti kažkokį tai nemalonų, įžeidžiantį, galbūt frazę, žodį, galbūt kažkaip jūs užgauti, jūsų, gal čia ne tiek, kad kažkokia išvaizda turime omeny, bet kažkaip galėjo kažkaip išsireikšti, kad jūs ilgai dar tą mintį galėjote sukti galvoju. Jo, čia kažkaip apie tai. Žinot, kaip paimsiu kitą kaladę? Pabandysiu su kita kaladė, nes signifikaciją su šita žiūrėjom, tai pabandysim su kita kaladė pažiūrėti jau konkrečiai gerbėjo. Aš vis pasitikrinu, žinot, ar filmuoja, nes buvo čia keli kartai, kai man nutrūksta video, kai siųsdavau asmeninės taro analizės, tai įrašydavau ir nutrūkdavo vidury video. Tekdavo iš naujo daryti. Šitą
Palavė truputėlį tolėliau nuo ekrano, nes jinai atvira, tai negaliu dėti. Ar jums palaukite, va taip, toliau dėsiu, kad manęs YouTube'as neužblokuotų. Tai gerai, pažiūrim, ar turite slaptą gerbėją. Nu, čia daugiau. Žiūrėkit, yra, bet rodo ne tik vyrą, bet ir moterį. Tai gali būti, kad jumis žavisi ne tik vyras, bet ir moteris. Galbūt jūs kažkam sukeliat kažkokius tai tokius, gali būti kažkokia moteris, kuri žemiškos stichijos, mergelės, ožiaragiai ir jaučiai gali būti iš tos stichijos, arba jinai jau statuse, ištekėjusi, galbūt turi vaikų netgi. Tai tokia moteris gali jumis, kaip čia pasakyti, galbūt slaptai netgi stebėti, grožėtis, galbūt netgi imti, tai galėčiau sakyti, pavyzdį iš jūsų. Bet toks jausmas, kad jinai, jūs jai patinkate kažkaip, taip galėčiau sakyti. Net neturiu ką pridurti. Moteris, kurią jūs patinkate. Galbūt netgi jūs žinote tą moterį ir galbūt jinai kažkada sakė jums, kad vau, kokia tu graži, arba kaip tu tą ir tą moki padaryti, arba kaip tau gaunasi viską suspėti, arba kaip tau tai gaunasi, ar tai, galbūt jums kažkokia gal kolegė, gal draugė, gal dar kažkas, nežinau, galbūt tai sakė, nes čia konkrečiai eina kalba apie moterį. Kalbant apie vyrą, yra gerbėjas, jisai gali būti vandens stichijos, tai pas mus yra žuvis, vėžiukai ir skorpionai, tai gali būti toks. Arba jeigu neprisirišant prie zodiako ženklų, tai gali būti toks vyras saldus, kuris labiau ne apie darymą, ne apie uždirbimą, o apie, gal taip negražiai pasakysiu, bet makaronų kabinimą. Nes čia tas atvejis, kai vyras labiau galbūt, kaip tai pasakyti, jam svarbiau, pirmoji vietoje jisai pats. Jisai gali netgi, tokie gali būti aspektai, kaip jisai grožisi savimi, jisai skiria savo laiko, žiūri dažnai save veidrodėje, galbūt jūs pastebėjote, galbūt čia koks nors jūsų kolega, draugas ar dar kažkas. Jeigu važiuojate kartu mašinoje, gali dažnai žiūrėti ten į kokią savo šukuoseną mašinoje, į veidrodėlį pažiūrėti, kažkur praeiti, pažiūrėti savo atvaizdą. Jeigu, bet ir darbe lygiai taip pat, ar ne, galbūt galite matyti, kaip žmogus ten gėrisi ten savo kokiais plaukais, ar ten kokie nors ten rūbais kažkokiais, nežinau, kas tai bebūtų, bet pirmoji vietoje jisai pats. Bet kaip gerbėjas jį rodo jums, tai reiškia, jisai domisi jumis, jisai kažką tai jaučia jums. Kaip dar galite jį atpažinti? Čionai būna iš tos serijos tie vyrai, kurie dažnu atveju nelabai prisijema atsakomybės. Jeigu jūs žinote, kad tas žmogus, kaip pavyzdys, bet jūs kažkur skubate, arba žinote ten jo kokia nors, nežinau, žmona, gal jo kažkokia mama, dar kažkas, kažkur tai skuba, kažką reikia padaryti, jisai prisižada padėti, bet dažnu atveju netęsia pažadų ir tada prasideda, oi, aš šiandien blogai jaučiuosi, aš negaliu šiandieną, tas ir tas nutiko. Čia yra, galėčiau toks sakyti, nestabilumas pažaduose, nestabilumas netgi noruose pačiuose, tai
toks žmogus, kuriuo negalima pasikliauti. Kaip pavyzdys yra žemiški zodiako ženklai, ypatingai vyrai, jais galima, tikrai didelių procentų statistiškai vyrais pasikliauti. Jie būna šeimyniški, jie būna tokie skaičiuojantis, gal jie nėra kažkokie romantikai, nėra tie, kurie dovanoja čia dažnai dovanas, ar ten perka gėles, labai jau dažnu atveju sako komplimentus, bet jie yra stabilūs. Su tokiu vyru dažnai moteris jaučiasi saugiai dėl savęs, dėl savo vaikų, dėl ateities, nėra tokių pergyvenimų. Su tokiu vyru, kurį matau čia, gali būti, kaip čia pasakyti, aš asmeniškai su tokiu vyru nesijausčiau saugiai, nes pirmas dalykas, jeigu reikia, tarkim, kažkur ryte važiuoti, ar ne, ir žinau, kad paskambinu žmogui, ar tu mane nuveši ten kažkur 6 ryte, jo, nuvešiu, ir žiūri ten 6:15 tau nekelia ragelio, pradingo, o paskui, oi, tu žinai, man ten vidury kelio užlūžo mašina, ten sprogo padanga, o ten dar autoservise nualpo žmogus. Žinot, tas tokias pasakos, čia yra medus ausiems. Tai yra vyrai, kurie, tarkim, laikiniem santykiam, flirtui, todėl kad jie užbūrė, jie prišneka tai, ką nori girdėti moteris, jie žino kaip, nes labai, ypatingai vandens stichija, jinai yra prie va šito derinio, tokio, sakyčiau, tai yra saldumas, žino kaip palaviruoti, kaip jie jaučia moteris, tą vandens stichiją labiau jaučia moteris negu kitos stichijos. Jeigu ten kokia žemės, oro stichija, kaip pavyzdys, labiau apie intelektą, apie materiją, su tuo vyru gal ten nelabai pakalbėsi apie jausmus, tai va su šituo jau tikrai pakalbėsi ir tau pasakys tai, ką tu nori girdėti, ką tu nori matyti, bet jeigu kalba eina apie asmeninį gyvenimą, tai jau čia kyla problemėlių. Tik labai gerai transformuotas žmogus, tik labai gerai jau stabiliai stovintis, va toks vyras, galbūt kada nors tampa atsakingų tėvų, vyrų ir taip toliau, nes dažnu atveju tai lavelasai ir tokie pilantis medų į ausis, kabina makaronus ant ausų ir žodžiu. Manau, mane supratot. Gerai, pažiūrim dar. Pažiūrim dar, gal dar jie apibūdins. Temperamentingas vyras, temperamentingas. Oi, dar. Čia žinot, kaip sako, fantazioras. Fantazuotojas, su temperamentu, mėgstantis ir moterų dėmesį, mėgstantis ir dėmesį savo, aplamai, jeigu galbūt jūs glaudžiau artimiau su juo bendravote, galbūt netgi turėjote kažkokias kartu spa procedūras, galbūt kažkur buvote kartu, vandens procedūrose, masažuose, galbūt žmogus pasakė, tarkim, norėčiau aš čia su tavimi kokią burbulinę vonią, džakuzį ar kažką tai tokio, mėgsta tas vyrukas, netgi, ir mato derinys, jis pats vandens stichija mėgsta vandenį, bet ir tą kortą byloja apie pomėgį galbūt užsiimti net kažkokiais žaidimais, seksualiniam plane, arba užsiimti kažkokiais tai dalykėliais vandenyje, galbūt vonioje, ten, galbūt net jums kažkada pasakė, čia, žinai, norėčiau ežere kur nors, ar ten jūroje, galėjo kada nors, jeigu čia tom, kurios galbūt bendravote ir galbūt atpažįstate tą žmogų. Šiaip tai jisai, galėčiau sakyti, tai žiūrint pagal kortas, jisai yra realiai atitrūkęs nuo realybės, nes jisai dažnu atveju svajoja, jisai kažkur savam pasaulyje. Čia ta asmenybė kūrė savo galvoj, skaidrės, kūrė savo galvoj kažkokias vizijas, iš šono pažiūrėjus, paklausus tokio žmogaus, kartais atrodo kažkokie beryšio mintis, beryšio kažkokie planai, jums gali susidaryti toks įspūdis.
Šiaip tai toks temperamentingas ganėtinai, nors vandens stichija, bet savo ugnį kartais gali, netgi konkrečiai gali čia būti ta asmenybė, kuri gali net nesigėdyti kažką pasakyti, vat, noriu aš čia tavęs, arba, nu, vat kažkaip taip. Pažiūrim 8. Nu, čia žinot, kaip yra. Šiaip iš esmės jisai gali būti šiaip dar papildomai su stipriu Marsu formulės centre. Gali būti sportiškas ganėtinai vyrukas, gali užsiimti galbūt net kokiu nors boksu, kitboksu, ten galbūt sunkių sportų, galbūt kilnuot svarmenis, gali toks būti sportuojantis, bet čia nebūtinai. Čia tas Marsas, jeigu jisai labiau į plius eina, tai vyras išeikvoja savo tą fizinę energiją tokiu būdu. Jeigu jisai nepanaudoja tinkamai savo Marso, jisai pasidaro perdėtai agresyvus. Jisai, kaip sako, nafig griauna savo gyvenimą, kitų gyvenimą griauna, pas jį tiesiog krachas atrodo, vat galima iš šono pažiūrėti ir galvoti, nu kaip taip gali nesisekti, arba nu kaip galima taip tokių reikalų priveikti. Čia va tas žmogus, kuris savo potencialą nepanaudoja, jisai gali, jeigu, bet čia sakau, priklausomai, bet irgi mane žiūri, galite atpažinti. Jeigu tai labiau į pliusą išeina Marsas, tai jie būna tikslų siekėjai ganėtinai tokie, netgi karjeristai, geri karjeristai, jie vat, tokie nurodymų vykdytojai būna, puikūs vadovai netgi gali būti. Bet jeigu tas Mars ir, nu, vat sakau, sportuoti gali ganėtinai taip aktyviai, netgi gali ir profesionaliai sportuoti. Jeigu jisai nueina į minusą, tai tiesiog žiūri žmogų ir galvoja, kartais net būna baisu prie tokio žmogaus, nes atrodo įsitraukia problemas. Bet ten nueini su juo, ten žiūrėk policija, ten nueini, ten pareiškimas, ten antstoliai, ten, nu, vat, kažkas tokio, žinokit, griaunanti jėga. Bet čia, sakau, priklausomai, vat, kaip sakiau, pliusą ar minusą Marsas tas jo. Nu, pažiūrim, gal dar jie apibūdins. Dar gal kažką išgirsite. Nu jo, šitas žmogus vienareikšmiškai mėgsta moterų dėmesį ir netgi kartais pačioj galbūt bendravimo pradžioj, arba pavyzdžiui, jeigu tai koks nors kolega, draugas ar ten kažkas, jis gali rodyti tokį fizinį kūną šaltą ganėtinai, kad jam neįdomu, tu čia prie manęs nelįsk, bet jisai nori, kad moteris pirma rodytų dėmesį. Jisai nori, čia iš tų vyrų, kurie, kad moteris pirma pasirodytų, pirma parašytų, vat kažkas tokio. Šiaip iš esmės gali būti mėgėjas linksmybių, mėgėjas kažkokių balių festivalių. Nenurodo labai tokio, nu, gal mėgėjas ir atsigerti, bet, nu, nėra tų kortų labai stipriai nurodančių į kažkokį tai alkoholizmą, bet Marsas su ugnim, tai, nu, gali būti polinkis į alkoholį, bet, nu, čia nebus kažkokia tokia rimta stadija, bet gali mėgėjas būti išgerti, mėgėjas pasilinksminti ir mėgsta pinigus. Galėčiau labiau sakyti, mėgsta ne tiek uždirbinėti, kiek tiesiog mėgsta kalbas apie pinigus, mėgsta, galėčiau net sakyti, lengvus pinigus. Bet nenori daug daryti, nenori, pavyzdžiui, žmogus daug investuoti, nenori daug mokytis, skirti laiko, resursų, bet vat nori turėti daug. Bet kažkaip taip, žinokit. Įdomi asmenybė, įdomi. Galėčiau taip sakyti, labai. Gerai, galim dar greitai, palaukit, pažiūrim, ar aš čia turiu laiko. Turiu kelias minutėlės, dar galim greitai žvilgtelti. Koks jo požiūris į jūs?
O, o, jo požiūris apie jūs tai toks, žinokit, karštas. Jūs jam kaip, žinot, kaip buliui raudonas tas skuduras, ar kaip jis vadinasi, žinot, skraistė, atsiprašau, ne skuduras, skraistė. Labai žmogus dega jumis. Žodžiu, žiūrėkit, jeigu buvo kada nors iš jo kažkokie tai tokie intimus pasiūlymai, jūs jam atsakėte, žmogui net gali kratyti. Kaip aš čia negavau to, ko norėjau, čia visos duoda, o čia, žodžiu, čia nesigavo. Gali būti toks variantas. Kitas dar gali būti, jisai jūsų prisibijo kiek, nes jūs esate, pirmas dalykas, gali būt, kad jūs esate ūgiu aukštesnė už jį kiek, jūs galite galbūt šiek tiek į jį žiūrėti žemiau, galbūt jisai netgi jūsų ūgio, o galbūt truputį žemesnis, vat gali būti pas kai kuriuos toks variantas, taip pat gali būti, kad jūs finansiškai stabilesnė, jūs galite savo leisti tiesiog vyrus atsirūšiuoti, ar ne, tai va tas jį trupučiuką dar neramina, bet iš esmės jūs jam esate didelis seksualinis, jis turi labai, nusivaizduokit, velnias ir šitas lazdų riteris, ta prasme, tos, vat aš jums negaliu, negaliu aš jums taip arti pritraukti tų kortų šitų atvirų, bet jūs jam esate, sakau, kaip skraistė buliui. Jisai jūsų ir kūniškai nori, ir čia vat pas jį gali būti tas toks, žodžiu, didelis labai noras, bet vat jisai galbūt negali, žinot kaip, negali kaip tas energijas jums perduot, jisai jaučiasi kiek žemesnis už jūs. Sakau, arba iš tikrųjų fiziniam plane jisai žemesnis ir galbūt kažkiek pas jį yra kažkokio tai vat tokios baimės, vat iš manęs gal pasijuoks, ar vat kažkaip taip gali būti, arba jūs esate, galbūt netgi jūs kokia nors jo vadovė, galbūt jisai jūsų darbuotojas, galbūt jūs esate už jį aukščiau, net ne keliais, o daug laiptelių aukščiau, arba, vat sakau, įvairūs tie variantai gali būti tiek materialiam plane, fiziniam plane, čia pas kiekvieną savaip sužais, bet jisai jūsų prisibijo, bet noras labai didelis, žinokit. Gerai, dar kelias kortas ir pabaigsim, paleisim jį į laisvę. Pažiūrim dar. Koks ten? Žinokit, kaip aš jums ir sakiau, žiūrėkit, čia kortos šiandien kaip per sviestą. Pirmas dalykas, jūs galite aplamai turėti nemažai gerbėjų. Atsiprašau. Šitas žmogus gali dėl to, bet jeigu jūs ir esate, kaip minėjau, kažkuom tai pranašesnė, aukštesnė, įvairūs tie variantai, atsiprašau, tai negana to, jisai žino, kad jūs turite aplamai sekėjų, gerbėjų, galbūt jūs esate kažkur labiau žinoma, kažkokiuose ratuose žmonių, galbūt soctinkluose, net vat kažkaip jūs save parodote, galbūt jį gali nervuoti, kad jūs galbūt dažnai keliate į soctinklus kažkokias selfius, nuotraukas, galbūt jums parašo, pakomentuoja kiti vyrukai, galbūt kažką, tai galbūt mato kažkokį flirtą, tai žinokit, žmogų tiesiog gali purtyti nuo tos minties. Jisai labiau norėtų, kad jūs jam būtumėt atsiduotumėt jam, čia jo fantazijose, ar ne, kad jūs prieš jį būtumėt visiškai atvira, nuoga, kaip šviesią baltą dieną, žinot, kažkas tokio. Nes šitas žmogus, pagal tą paskutinę kortą, jisai pripratęs moterų dėmesį, jisai pripratęs, kad pačios jos limpa ant jo, o su jumis kažkaip nepaėjo. Rodo, kad
žmogus arba negavo, ko norėjo, arba jūs nerodote jam iniciatyvos kažkokios tai, arba nerodote aplamai kažkokio tai susidomėjimų juo, va tą žmogų, žinokit, išveda iš kantrybės. Jeigu tai jūsų draugas, kolega, kažkoks tai galbūt praeivis, kur kas rytą į darbą einant, galbūt matote tiesiog, vat, galbūt jūs nerodote jokio emocijų jo atžvilgių, tai žinokit, žmogų labai tai erzina, kaip čia visos pačios kabinasi, o čia, žodžiu, kažkaip nepaeina. O, žinokit, labai įdomi situacija. Aha, nu taip, žinokit, sakau, šiandien kortas labai gražiai sukalbėjo. Kiek čia aš jau kalbu, žinokit, viskas pabaigiu. Palaukit minutę. Aha, viskas, laikas mano išseko, turėsiu asmeninę konsultaciją. Labai labai ačiū klausiusiam, labai ačiū žiūrėjusiam. Tikiuosi sulauksiu komentaro, ar tai jūsų situacija, ar tai jūsų kažkoks galbūt pažįstamas žmogus. Taigi gražaus vakaro.